Ištrauka iš romano Vedama tamsos 1 skyriaus. Tik greitai pulsuojantis smilkinio vena ir vis sudrebantis smakras išdavė, ką prieš kelias minutes išgyveno Antarina. Košmaro sukeltą siaubą. Vos prasidėjus panikos priepuoliui, Deira vikriai kaip katė iššoko į lovą, apkabino ją ir kartu lingavo į lėtą taktą, glostydama nelauktai sruogomis pabalusius ilgus lininius plaukus. Jau viskas gerai, girdi? Viskas gerai. Tai viso labo sapnas. Aš čia. Ir aš būsiu čia tiek, kiek reikės. Lėtai ir aiškiai šnabždėjo Deira. Ji tapo Antarinos angelų sargu nuo pat pirmo nevykusio pažinties momento, kai Antarina mėgino savarankiškai išeiti iš palatos. Tąkart ji vos nenuklydo į kitą skyrių. Nematydama nei aukštų lubų, nei kampan sustumtų neįgaliųjų vežimėlių, ėjo ištiesusi į priekį rankas, kol užkabino lašelinės, kurių 2 dar dėdamos nuvirto ant grindų. Pribėgusi Deira ją ramino, guodė ir žadėjo kurį laiką pagloboti. Įprastai po rytinės gydytojų vizitacijos Deira išnykdavo ir grįždavo tik vakarop. Tada su palatos kaimynė dažnai kalbėdavosi kone iki ryto. Miegojo nedaug, tarytum nujausdama, kad prabudusi Antarina ją pakvies, o neišgirdusi atsakymo atsiguls ant nugaros. Ir tuoj per smilkinius ims riedėti nesibaigiančios ašaros. Vandens? Klūstelėjo Deira, nuleisdama kojas nuo plačios ligoninės lovos. Antarinai nieko neatsakius, tik papurčius galvą pridėjo. Bus arbata, nes tavo ženklų prietimoje nematau. Atsinešiau savo kelioninį virduliuką, kuris tyliai užverda. Nereikės daugiau sesučių prašinėti. Ir jai už nugaros pakišo 2 iš personalo iškaulytas pagalves. O tada komentavo, ką daranti, taip tarsi pranešdama, kad aplinka yra saugi. Sau beriu levandą, o tau papildomai dedu akišveitės ir pasifloros. Man nesvarbu, iš tavo išvardinto aš tik levandą girdėjus. Balsas suvirpėjo, išduodamas dar Antarinos nepalikusią įtampą. Taip nesmagu, kad per mane aš dar kartą pakartosiu. Nenoriu girdėti nesmagu. Dabar turiu laiko, bet to pati pasisiūliau. Juk žinau, kaip būna, kai nesulauki pagalbos. Žinoma, mano atvejis kitoks, mano regėjimas nyksta lėtai, o tavo sukrėtimas buvo staigus. Net sunku įsivaizduoti, kad taip nei iš šio, nei iš to. 1 sekundę matai, o kita jau akla. Sukdama įsitaršiusias garbanas į tvirtą kuodą, kurį sutvirtino persmeigdama pieštuku, Deira stengėsi kalbėti ramiai, nors įprastai žodžių į vatą nevyniodavo. Jau rytas? Dar ne. Palietusi ant išmaniojo laikrodžio iškilusius brailio rašto taškelius, nustebo pati. Neįgarsino tikslaus laiko, supratusi, kad šįkart užsnūdusi ant fotelio su garsinė knyga ausyse, pašoko iš miego 2 nakties. Tik lakoniškai pranešė. Iki ryto dar reikės luktelėti. Užplikiusi žoles verdančių vandeniu, Deira pastatė puodelius šalia Antarinos, kuri pasisukusi į gėrimo pusę, uosdama išplėtė šnerves. Tada, pataisiusi apklotą, atsisėdo šalia. Mėgino įžiūrėti bent žydrų pašnekovės akių kontūrus ir dar kartą sau įrodžiusi, kad to jau negali padaryti, grįžo prie klausimo užduoto prieš kelias dienas. Aš vis galvojau, tu lėkdama laiptinėje smarkiai susitrenkiai, todėl galimai reikia laiko, kad prisimintum daugiau. Nenoriu įkyrėti, bet viskas gerai, tu neįkyrė, ne taip kaip Ina. Ji visą tik ir klausinėja, ar praradai regėjimą prieš užmigdama, o gal jau prabudus, ar buvai viena, ar nieko įtartino nepastebėjai. Mėgdžiodama prikimusiai dienomis ateinančios pagalbininkės balsą, replikavo beveik sarkastiškai, nors ir nepiktai. Supranti, aš tada neplanavau miegoti. Pati neįsivaizduoju, kaip nusmigau, gal nualpau. Nežinau, bet vargu ar tai galima pavadinti miegu. Juk prieš atsijungdama buvau sveikutėlė.
o atsimerkusi supratau, kad aplink tamsa. Va tada supanikavau ir pusnuogiai išlėkiau laukan. Išties, ne kiekvieną dieną panki, todėl negali numatyti savo reakcijos iš anksto. Tiesa, vakar jin atnešė naktinukus. Susiuvo. Sakė, kad siūlės beveik nematyti. Tiesiai per saulėgrąžos kotą plyšo. Matyt, užkabinau už turėklo ar krisdama sudraskiau. Staiga sublizgus akims ašaros pradėjo kilti. Ir paskutinį sakinį Antarina ištarė beveik be garso. Man juos geriausia draugė padovanojo. Mano vardas ant nugaros išsiuvinėtas. Sakei, kad visi įmanomi ologai ir istai nerado nukrypimų. Gal genetika, komplikavosi atsinaujinusios lėtinės ligos. Tarytum nepastebėjusi sujautrintų intonacijos pokyčių, Deira padėjo Antarinai ant kelių iš namų atsineštą, kaip jį vadino, magišką lentelę. Pastačius ant jos puodelį su 2 ąselėmis palaukė, kol Antarina pati jį užčiops ir prilaikys. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.